pirmo kėlinio visai gal normaliai laikėmės, gynyba buvo ne iš blogiausių. Pirmus 2 kėlinius kaip ir taškas taškė, bet kažkaip trečiam kėliniai pritrūko jėgų, atsipalaidavom, per daug praleidom taškų ir tiesiog nepataikėm savo laisvų metimų, neatsipojom kamuolių, nusėmė gal kokį 40 kamuolių, čia yra žiauriai. Neatsvėrėm žmonių, reikėm kamuolius, gynyboje nepadarėm klauzautų, nesusigynėm, nespėjom, puolime reikia labiau agresyvumo, tai pritrūko to, varžovai sumetė savo metimus ir pralaimėjom. Tai rungtynės pradėjom sunkiai, davėm varžovams, leidom bėgti jiems, pelnyti taškus lengvus, nesigynėm. Tai pirmus 2 kėlinius sunkiau sekės, bet išėjom į pertrauką, perkalbėjom su komanda, kas blogai veikia, kas gerai veikia, pataisėm kai kurias gynybinės detalės, pasileidom, išanalizavom, kad mums sekasi geriau sukti kamuolį ir tada eina žaidimas, todėl pradėjom kuo daugiau dalintis kamuoliu, pradėjom pataikyti laisvi. Ačiū priešininkams, davė laisvai mesti. Sunkios varžybos, bet geros. Ačiū priešininkams.